Taip, čia irgi galima prisiminti šiek tiek bažnyčios istorijos, kaip bažnyčia tam tikrą prasme netgi kovojo už tiesą, kaip suvokti teisingai, kas yra Dievo žodis, kas yra jo autorius. Ir buvo laikas, kai bažnyčia laikėsi nuomonės, kad viskas šventraštyje yra įkvėpta šventosios dvasios. Iki paskutinio kablelio. Netgi yra tokių paveikslų, kad sėdi koks nors evangelistas, įkvėptų veidų, su plunksna rankoj, jam ant peties šventoji dvasia kaip balandis ir kužda jam į ausį, ką reikia užrašyti. Gana greitai iškilo problema dėl tokio aiškinimo šventraščio, nes šventraštyje yra gramatinių klaidų. Ir tada mes turim klausti, ne? Dievas ką? Nemoka graikų arba hebrajų kalbos gramatikos, šventoji dvasia neištarė teisingai. Galima, aišku, kaltinti žmogiškus autorius, sakyti, neteisingai išgirdo ir taip toliau. Bet man atrodo, kad mes vis tik tai turėtumėm kalbėti viena vertus taip, apie tą skirtumą tarp dieviško autoriaus ir žmogiško autoriaus. Ir šitoj vietoj mes ateiname iki tokio nuostatos, kad reikia daryti perskyrą tarp tiesos ir tiesos formuluotės. Atsiprašau už tą žodį nesuprantama, bet, sakykime, pavyzdys. Mes bandom išreikšti tiesą, kad Vilniaus miestas nuo pat savo tokios aušros, kol jisai dar buvo visai nežymus miestelis, kelios triobos, kad jam buvo lygtai tikimasi, kad iš jo išaugs didelis, galingas miestas. Ir mes to neformuluojam kaip kažkokius tai, idėjų rinkinio. Mes pasakojame istoriją apie geležinį vilką, apie sapną. Ir tiesa yra tokia, kad Vilnius yra miestas, kuris nuo pat pradžių buvo tikimasi, kad jis bus galingas miestas. Bet tos tiesos formuluotė yra geležinis vilkas, kurio iš tiesų nebuvo. Ir šitoj vietoj, kalbėdami šventraštyje apie tiesą ir jos formuluotės, mes irgi prieinam iki tokių dalykų, kurie kartais atrodytų griauna mūsų tikėjimą. Pavyzdžiui, tai, kad ko gero Adomas ir Ieva, tokie, kokie jie piešiami dailėje, tokius, kokius mes juos įsivaizduojam, kad žmonės panašus į mus, jie iš tikrųjų neegzistavo. Bet žmonijos aušra, pirmieji žmonės ir tie įvykiai, kažkoks lūžis tarp Dievo ir žmogaus, pačioj žmonijos, pačioj užuomazgoj žmonijos, tikrai kažkas yra įvykę ir tas įkvėptasis autorius, atpažinęs šitą tiesą, jisai ieškojo būdų, kaip tą tiesą išreikšti. Šiandien nežinia, kaip šiandien, koks nors, literatas išreikštų šitą mintį. Anuomet, prieš 3000 metų, gal į kurie pasakojimai netgi dar seniau, jisai mums pasakoja istoriją. Toksai būdas, būdingas artimiesiems rytams, jisai pasakoja istoriją, kurioj per simbolius, per tokius mums lygtai aiškiai suprantamus ir perskaitomus, ženklus, pasakoja tiesą apie žmonijos aušrą. Bet, kaip jau sakiau, Adomas ir Ieva, ko gero, tokie, kokie jie mums rodomi arba matomi, kaip mes juos bandom įsivaizduoti, ko gero, jie neegzistavo. Ir galiausiai, jeigu mes kalbam apie šventraščio teisingumą, apie tiesą užrašytą šventraštyje, vienas labai svarbus dalykas, kurį mums reikėtų prisiminti, tai yra šventojo rašto istoriškumas. Jeigu jūs tikrai skaitysite šventraštį, ypatingai Senąjį testamentą, bet net ir Evangelijas, jos visos tos knygos jos yra be galo istoriškos. Jos pasakoja apie įvykius, kurie nutiko tam žmogui, tai tautai. Jūs pasakojo, kaip tas žmogus arba ta tauta atpažino Dievo veikimą, tokioj pačioj dienoj, kaip jūs žiūrit šitą katechezę.
Ir dar vienas dalykas, kuris, man atrodo, irgi yra labai svarbus, kalbant apie katalikybę ir mūsų suvokimą šventraščių. Šiandien beinant filmuotis, mane sustabdė moteris gatvėje ir katalikė, lygtai perėjus į protestantų bažnyčią, ir jinai sako, bažnyčia, katalikų bažnyčia skelbia Kristų kitokį, negu jis yra Evangelijose. Ir ar tikrai yra taip? Nes jeigu mes per Eucharistiją priimame patį Jėzų, tai klausimas, ar tas Jėzus, kuris yra aprašytas Evangelijose, kuris kalba Evangelijose, kuris gydo, kuris prikelia mirusius Evangelijose, yra tas pats Kristus, kurį mes priimame Eucharistijoje? Jeigu tas pats, laimingi mes. Jeigu ne, tada mes esam labai stipriai apgauti. Ir aš manau, kad tikrai mes galim su visų pasitikėjimu ir pasikliovimu Dievo žodžiu tikrai remtis šito Dievo žodžiu, kad jeigu bažnyčia ir klaidžioja vis ieškodama tos tiesos ir jos išraiškos būdų, tai pats Kristus, kuris yra tas pats Evangelijose ir Eucharistijoje, yra patikimas. Jisai yra mūsų tikėjimo uola.